Sveiki visi! Šiandien noriu pristatyti mus, ką mes veikiame, kokias paslaugas atliekame, tai pradėkime nuo mūsų pačių veido internete. Tai pirmame puslapyje matome mūsų darbo principus, kokie tvarkos laikomės, kuriant svetaines arba tai verslo sistemas. Tai nuo ko viskas prasideda? Idėjos kūrimo, planavimo, darbo ir testavimo. Kiekvieną sistemą ištestuojame prieš pateikiant klientui. Aišku, viskas priklauso nuo to, ar ten įvyksta daug derybų ar ne, tai tas testavimas dažniausiai būna daug kartų ir ne visą laiką jisai būna, sakykime, toks sklandus. Taip. Žemiau galime matyti, kiek klientų yra pasirinkimas, o dar žemiau, kokias paslaugas atliekame, tai yra svetainių kūrimo, verslo sistemos, parduotuvės ir techninė priežiūra. Dar žemiau galime matyti atliktus darbus, o pačioje apačioje tai būtų programavimo kalbos. Kiekviena programavimo kalba, sakykime, taip, yra skirta tam tikrai vietai, tam tikrai poreikiai. Apie tai, ką plačiau kitose video galėsiu papasakoti ir ką grįžtume į viršų. Sugrįžkime į paslaugas, ten galime plačiau pamatyti, kas sudaro kiekvieną paslaugą, tiek verslo sistemas, tiek web svetainės, tiek parduotuvės, tiek techninė priežiūra, kokie pradiniai įkainiai, sakykime, yra. Ir kaip ir čia neįsiplėsiu daug, gal paliksiu kitose video, o toliau ženkime į paslaugų tikrinimą. Ten kiekvienas klientas gali pasitikrinti, koks yra jo užsakymo būsena, ar tai užsakymo vykdymo kokia eiga buvo, ar tai kiek galioja pati paslauga, jeigu ta paslauga turi kažkokį galiojimo laiką. Tai šiuo metu mes matome sukurtą laikiną, tai sakykime, kliento kodą, dėl kurio galime matyti, kaip atrodytų pati kortelė kliento, o dėl privatumo negalime rodyti klientų. Tai šį kartą būtų tiek ir kitose videose parodysime daugiau.